Visų pirma, mantrą reikia padaryti, kad jinai būtų mums pati svarbiausia gyvenime. Tai yra toks brangakmenis, kuris mums davė Čaitanija Mahaprabhu, ir šitą mantrą reikia padaryti svarbiausia mūsų gyvenime. Pakalbėti norėjau apie mantros kartojimo kokybę ir kaip galima pagerinti mantros kartojimą, būtent Hare Krishna Mahamantros kartojimą, kaip galima pagerinti. Ir šita paskaita skirta tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems vaišnavams, kurie kartoja šitą mantrą, ir galbūt kai kuriais atvejais, jeigu mes neteisingai ją kartosim, galbūt prarasim kažkokią entuziazmą arba nejausim to skonio džiaugsmo. Taigi Rupa Gosvamis, jisai viename iš savo posmų, reiškias Upadishamritai, jisai sako, yra toks posmas, kuris sako, kad reiškia šventas vardas yra, nors jisai saldus, reiškia, tai turi saldus kaip, reiškia, bet dėl nevidijos neišmanimo mes nejaučiam to saldumo, to švento vardo kartojimo, mantros kartojimo, tai reiškia, mes turim tam tikrą užterštumą viduje ir jį reikia įsivalyti. Taigi, keletą tokių pasidalinsiu keletą patarimų, keletą tokių apmąstymų, nuo ko mes galim pradėti ir pagerinti savo mantros kartojimą, pagerinti šitą meditaciją. Tai yra minčių dėmesio sutelkimas į šitą mantrą. Visų pirma, aišku, tai yra labai viskas klasiškai paprasta, kad pasistenk būti čia ir dabar, nekelti savo mintimis į ateitį, negrįžti į praeitį, negalvoti apie praeitį, negalvoti apie ateitį, būti dabartyje. Pasistenk būti dabartyje. Dabartyje būnant nesivelti proto analizės įvairiausias, nes protas jisai analizuoja, protas jisai blaškosi. Išeiti iš dualizmo koncepcijos. Dualizmas tai reiškia, mes laikom kažką gerų, kažką blogų, vertinimai įvairiausiai atsiranda, tokiu būdu protas jisai įsisiubuoja ir jisai pasidaro neramus nuo to. Tai išeiti iš tokio vertinimo pozicijos, būti čia ir dabar ir kartoti, koncentruojantis į mantrą, klausytis labai įdėmiai ir netgi protą užimti kartojimu. Taip pat, nes protą mes negalim uždaryti į vakumą, kai mes kartuojam netgi balsu Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, tai mes galim kartoti taip pat ir mes tariam balsu ir girdim, bet dar yra protas, kuris jisai linkęs kažką apmąstyti ir apie kažką galvoti, protą taip pat įtraukti į kartojimo mantrą, taip pat, kad ir protas kartotų Hare Krishna, Krishna Krishna, ir vat protas, kad irgi kartotų kartu. Vat. Čia būtent kaip pagerinti tą pačią kokybę, ar ne, kaip koncentruotis į mantros kartojimą, kokybę. Toliau viskas, gilinant šitą visą procesą, visų pirma, mantrą reikia padaryti, kad jinai būtų mums pati svarbiausia gyvenime. Tai yra toks brangakmenis, kuris mums davė Čaitanija Mahaprabhu, ir šitą mantrą reikia padaryti svarbiausia mūsų gyvenime. Svarbiausia turėtų būti šitą mantrą ir mantros kartojimas, būtent tai yra svarbiausia mūsų gyvenime, ir visa kita po to, kas eina aplinkui mus, visas tas materiali veikla, materialus gyvenimas, galbūt šeima, galbūt vaikai, galbūt darbas, galbūt pinigai, reikalai, jie turėtų būti antram plane. Dažnu atveju yra problema, kai žmogus pastato pirmam plane kažkokią savo materialią veiklą, materialų gyvenimą. Darbas, reikalai, šeima, pinigai ir visi kažkokie tai materialus gerbuvis, mano kūnelis ir taip toliau. Ir jeigu mes giliai panalizuosim, reikia pasižiūrėti, kas yra svarbiau. Jeigu mes padarom svarbiau kažkokius tai šitą kūną, savo juslės, visus materialią veiklą aplinkui save ir mantrą mes nustumėm kažkur tai tolyn, nustumėm į trečią planą, į penktą, į 10, netgi į antrą. Jeigu nustumėm, tai neveiks taip įspūdingai. Taigi tai neveiks taip gerai, kaip turėtų veikti, nes mūsų gyvenimo tikslas, reiškia, mūsų svarbiausias dalykas yra kažkas kitas, į kurį mes nukreipiam daugiau jėgų, daugiau energijos ir ta veikla vystysis labiau. Tokiu būdu, jeigu kažkam yra svarbiau verslas, tarkim, ar ne, kažkoks tai automatiškai energijos jis daugiau dės į verslą ir jo visos sąmonės, visas dėmesys bus nukreiptas vis tiek daugiau į verslą. Ir tokiu būdu, netgi kai mantras bus kartojimas, vis tiek išlys reikalai susiję su verslu. Nes jie yra pirmam plane ir tas pirmas planas visą laiką yra dominuoja mūsų prote.
Tokiu būdu dėmesingumo ir tokio nuoširdaus kartojimo nebeliks. Šita materiali veikla mūsų, kaip sakant, svarbesni dalykai, jie nutrauks mūsų, kaip sakant, mūsų apmąstymai. Net mantros kartojimo metu mes pradėsim apmąstyti reikalus, kurie yra mums svarbiau. Štai, dėl to mantra visų pirma tai turėtų būti mūsų gyvenimas, būtent taip susitvarkyti savo gyvenimą, taip sudėlioti savo vidų, kad mantra būtų mūsų pirmoje vietoje. Pirmoje vietoje, pirma planeta yra mantra ir visas gyvenimas turėtų suktis aplink mantros kartojimą būtent mantra. Bet kodėl mantra? Reiškia, mantra tai yra, mantra pati nesiskiria nuo Krišnos. Pačioje mantroje, šitoje mantroje yra viskas. Šitoje mantroje pats Krišna. Šitoje mantroje yra Radharani, šitoje mantroje yra dvasinis pasaulis, šitoje mantroje yra netgi prema, meilė joje yra. Mes kartuosim tiksliai mantrą, mes pamatysim formą, tai yra forma. Mes pamatysim Krišnos lilą, mes pamatysim dvasinį pasaulį, išvysim save kaip sielą ir mes galų gale šitą mantrą, jinai dovanos mums meilę, būtent prema. Šitą mantrą dovana mums prema. Taigi šitą mantrą valo mus, tai jinai visais atžvilgiai, kiek mes žiūrėsim aplink visą šitą, reiškia, pačią mantrą ir mantros gale, tai jinai yra ir tikslas, ir priemonė, ir palaima, ir meilė, ir pati asmenybė kaip Krišna, ir netgi mes, reiškia, atsiskleidžiame šitoje mantroje, kartuojant šitą mantrą. Tai tą reikia labai tiksliai suprasti ir tai yra pats didžiausias brangakmenis, ką mes galim laikyti, ką mes galim turėti, ką mes galim girdėti. Bet šito brangakmenio mes neįvertinam. Yra tokia problema, kad mes neįvertinam, galbūt nesuprantam dėl kažkokių tai priežasčių, kad šitą brangakmenį, šitą mantrą reikia pastatyti į pirmą vietą. Į pirmą vietą gyvenime. Tai turėtų būti mūsų gyvenimu, šitą mantrą. Ir visa kita eit po to. Visa kita turėtų tarnauti šitai mantros kartojimui, būtent šitam visą aplink tai eit. Tada, reiškia, širdį mes turėsim maksimaliai, reiškia, mūsų širdis bus, kaip sakant, užimta mantros kartojimu ir jos tikslas yra, reiškia, šitą mantrą. Tai yra tikslas ir priemonė ir meilė, kaip vis sakiau, tai tuo pat metu ir meilė yra. Mes kartuodami šitą mantrą pažadinsim šitą meilę, šitą priemonę mūsų širdyje esančią. Taigi toliau kas yra, sekantis principai. Sekantis principai tai yra mantros kartojime, tai yra vidinė nuotaika, nusiteikimas. Labai svarbus yra nusiteikimas. Ir jeigu mes skaitysim Bhakti Rasamrita Sindhu Rupa Gosvamio, būtent jeigu mes esam Rupanugos, kaip ir sekam Rupas Gosvamio pėdomis, šita Rupa Gosvamis yra mandžari, reiškia, Rupa mandžari iš dvasinio pasaulio, tai yra artima, labai artima Radharanės draugė ir Radharanės tarnaitė. Pati artimiausia, reiškia, ir mandžari yra vyriausia. Taigi, kaip iš gopių, tai būtų Lalita, Lalita stovi Radharani. Jeigu mes taip žiūrim tiesiai Radharani, prieš save iš kairėje, bet jeigu Radharani iš dešinės, o Rupa mandžari iš kairės stovi jai, būtent Rupa mandžari. Tai vat Rupa mandžari, jisai atėjo čia 500 metų atgal, jisai buvo kaip Rupa Gosvamis. Ir Chaitanya Mahaprabhu jam davė tokį nurodymą, reiškia, būtent pamokslauti, nustatyti bhakti vaišnavizmo principus, duoti visą sadaną, visą programą, visą filosofiją, supratimą, žinias. Ir dėl to Rupa Gosvamis paliko daug ypatingų knygų. Viena iš jų yra Bhakti Rasamrita Sindhu. Ir dabar aš truputėlį pasiremdamas Bhakti Rasamrita Sindhu, būtent keletą jo nurodymų, būtent priminsiu mantros kartojime. Tai visų pirma, mantrą kartojant, mes turėtume dėti visus geriausius jausmus į ją. Yra toks žodis aparat, įžeidimas. Tai pats svarbiausias iš įžeidimų, vienas iš svarbiausių įžeidimų, atliekant bhakti procesą ir kartojant mantrą, neįdėti jausmo. Neįdėti meilės. Iš esmės yra aparatha. Tai yra kaip įžeidimas visam bhakti procesui. Jeigu mes atliekam bhakti proceso be meilės. Žinoma, yra toks dalykas, kad mes meilės galbūt tos grynos tikros premosios ir neturim šiai akimirkai. Būtent tai yra siekimybė mūsų.
Bet ta meilė kažkokiu tai būdu kažkaip mes ją suprantam, ar ne? Būtent sentimentaliai, galbūt jausmai, emocijos tam tikros yra, ar ne? Tai nėra ta tikroji prieima, bet kažkokiu tai būdu mes tą meilę suprantam. Jeigu mums kažkas paprašo kažką padaryti su meilė, galbūt mes turim kažkokį tai hobį, mes galim tą padaryti su meilė, savotiškai įdėti patį geriausią jausmą, ar ne? Kartais, jeigu ateina koks nors labai brangus pas mūsų svečius, mes galim pasiruošti, pagaminti, valgyti ir priimti su pačiais geriausiais jausmais, pačiom gražiausiam emocijom. Lygiai taip mes turėtum kartuoti mantrą. Kai kartuojam mantrą, į tą kartojimą viduje sudėti pačius gražiausius jausmus, pačias gražiausias emocijas. Bet vėlgi, visa tai turi būti atliekama širdyje. Tai neturėtų būti atliekama vaizduojant išoriai. Tai nėra išorinis jausmų rodymas. Išoriškai bhaktas visą laiką gali atrodyti santūrus, rimtas, netgi kartuodamas mantrą. Netgi kartuojimo mantros metu įdėdamas pačius geriausius jausmus. Nes jausmai, šita visa emocija ir visas bhakti procesas yra mūsų širdis, mūsų viduje. Dėl to bhaktas, jisai kai kartuoja Hare Krishna Maha mantrą, jis turėtų įdėti pačius savo geriausius jausmus, pačias geriausias emocijas. Įsivaizduokit, mes sutinkam patį brangiausią svečią, ar ne, savo namuose, ir mes jam ruošiamės, sutinkam pačiais geriausiais jausmais, geriausiam emocijom. Taigi lygiai tom geriausiam emocijom, geriausios jausmais turėtum kartoti mantrą, būtent įdėti. Netgi verkti galima dėl to, bet ne išoriai. Vėlgi, galbūt jums ašaros nebėgs čia. Jos čia bėgs galbūt, kai pasieksim premą, bhavą, tam tikrą lygį, jausim rūčį, skonį. Bet esmė praktikos sadaka, būtent sadhana, bhakti, tai yra sadaka, sadhana. Tai yra dalis viduje, reiškia, viduje. Kartot mantras su pačiais geriausiais jausmais, įdėti pačius geriausius jausmus, gražiausias emocijas, švelnumą. Ir, reiškia, pozityviai nusiteikus. Būtent pozityviai. Pavyzdžiui, Kamsa, jis taip pat, jisai toks demonas, jisai galvoja dieną naktį apie Krišną, bet jis galvoja negatyviai apie Krišną, negatyviai. Ir dėl to tai nebuvo bhakti, mes galim pagalvoti, bhakti, nes jis galvoja dieną naktį apie Krišną, jisai galvoja, o jis mane nužudys. Bet jisai galvoja, kaip jį nužudyti. Būtent, jis galvoja, kaip man nužudyti reikia Krišną. Tai reiškia, tai nėra bhakti tokiu būdu. Bhakti tai reiškia pozityviai nusiteikę. Mes turim visų pirma pozityviai nusiteikti ir dėti pačius geriausius jausmus, kokius turim, bet tai turi vykti mūsų širdyje. Bhaktas išorėje gali atrodyti labai paprastai. Kartot mantrą. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bet viduje, jis išorėje atrodo santūrus, koncentruotas. Bet viduje, reiškia, jisai perkia, įsideda pačias geriausias jausmus, geriausias emocijos. Gal truputėlį kažkiek gali pasireikšti, išorėje kažkiek tai matytis. Arba bhaktas, jisai dar giliau pažengęs, jisai kartoja netgi protą, jisai netgi tyliai, jisai net neišreiškia balsu, reiškia. Mintise kartoja, sėdi, romus sėdi. Labai čia svarbus tas momentas, kad mes neturėtum vaizduoti nieko išoriškai, tai turėtų būti viduje. Ir viduje, kai kartoja mantrą, ar garsiai, ar tyliai, ar mintise, įdėti patį geriausią, kaip sutik tą mantrą, kaip patį geriausią svečią, mūsų pas brangiausias svečias, tai brangiausia, ką mes turim, ir būtent kartot. Tada vidinę maldą reikia praktikuoti, vidinę taip pat maldą. O, Krišna, pasirodyk man, atsiverk, būtent reikalinga šitas, reikalinga, be šitą mantrą neatsiskleis. Jeigu mes kartosim tiesiog bukai, ar ne, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, daužysim galvą į sieną, taip toliau, ar ne, neįdėsim jausmo emocijos, tai ir bus mechaniška. Tas pats, kas mes radiją pajungiam, ar ne. Tai tokiu būdu, kad nepavers šitą kaip radijos procesu, mes ir turim įdėti visą savo jausmą, visą savo širdį, visą savo jausmą, patį geriausią, pačius geriausius jausmus tuo metu, ką mes turim, geriausias emocijas. Vidinę maldą netgi praktikuoti. Krišna, pasirodyk man. O Radharani, pasirodyk man. Galima maldą siūlyti, Krišna. Viduje. Tai turi būti viduje. Mes turim savo vidų. Bhakti procesas tai yra mūsų vidus. Bhakti procesas niekada neapsireiškia išoriai. Bhakti procesas, jeigu mes pasižiūrėsim šventuosius, pasižiūrėsim netgi mūsų 6 gosvamius, kai jie sėdėdavo po medžiu tiesiog, ar ne, ir medituodavo. Jie nelakstė kažkur labai ten išoriškai, ar ne? Jie tiesiog sėdėjo ir meditavo. Ir kas vyko, reiškia? Tai nebuvo kažkokia išorinė parodija.
Jis sėdėjo ir meditavo. Atrodo, jisai medituoja, jisai sėdi ramiai, jokių emocijų per daug nėra, išorėje nieko. Jisai sėdi, bet viduje jisai mato Radharanį, viduje jisai mato Krišną, dvasinį pasaulį ir išgyvena. Ta bhakti procesas yra vidinis mūsų procesas. Ir jeigu mes nepraktikuosim vidinės meilės, vidinio jausmo, kaip ta bhakti atsiras? Jinai neatsiras, jeigu mes tiesiog viską bumbinsim išoriai. Bum, išorinė tarnystė, išorinė veikla, visa kita. Visa tai išorinė veikla, tam tikra ar ne bhakti procese, jinai yra gerai. Bet jos yra esmė mus perkelti į mūsų vidų. Reiškia vidų. Visų pirma, protas, jausmai. Dėl to, jeigu mes turim nukreipti savo protą, savo mintis, ar ne, į mantros kartojimą, būtent į mantrą, ir taip pat savo jausmus, geriausius jausmus, geriausias emocijas, maldas, viską sudėti į mantros kartojimą. Tokiu būdu mūsų protas, jausmai, kad ir jie yra netobuli šitie jausmai, jie transformuosis į bhavą. Mes kitaip bhavos nepasieksim. Rupa Gosvamis aiškiai sako, jeigu jūs norit pasiekti bhavą, jūs turit imituoti bhavą. Netgi dar yra viskas baisiau. Rupa Gosvamis mums siūlo imituoti bhavą. Reikia ją imituoti. Bhavą tai reiškia dvasiniai jausmai, dvasinės emocijos. Bet vėlgi, grįšiu prie tos pačios temos, tai yra labai svarbus momentas. Imitacija neturėtų būti išorinė. Kai kuriais atvejais bhaktai netgi paskaitė tai, pradeda rengtis kažkokia atitinkamai tempovai, plunksna, nori atrodyti kaip Krišna, nori atrodyti kaip Radharani, nori atrodyti kaip Gopė, išoriškai ten rodo kažkokius jausmus, verkia. Deja, tai ne tai. Deja, tai nėra išoriška. Kai Rupa Gosvamis kalba apie bhakti, būtent bhavos imitaciją, būtent, nes mes imituodami bhavą, mes šaukėmės bhavos būtent. Bet tai turėtų vėlgi viduje. Tai yra nematoma išoriai. Jeigu bhaktas jisai sėdi ir jisai medituoja, kartodamas šventus vardus ir jisai imituoja jausmus, emocijas, būtent bhavos, tarsi bhavos simptomai tam tikri yra, bet tai turi būti viduje. Būtent ta imitacija, būtent bhavos, vidų savo visą nukreipiant į Krišną, į Radharanį, į Krišną lilą, reiškia į mantros kartojimą, kartoti su didžiausiu jausmu, tie jausmai susilietę su Krišna, su šita mantra, jie transcendentuoja, automatiškai transcendentuoja. Ir tas mūsų jausmas netgi iškreiptas, ar ne, kažkuria prasme materialus jausmas, jis yra nedvasinis. Jisai transformuojasi į dvasinį. Kaip ir protas, mes taip pat protą nukreipiam į mantros kartojimą ir mūsų protas transcendentuoja. Tokiu būdu mūsų juslės transcendentuoja. Kai mūsų protas transcendentuoja, susiliesdamas su mantra, o mantra yra pati Radharani, pats Krišna. Nėra skirtumų. Radharani, Krišna ir mantra. Tai yra tas pats. Tai yra vienas tas pats. Mūsų protas kontaktuoja su Radharani, su Krišna per mantrą. Jisai transcendentuoja. Jis apsivalo. Mūsų jausmai, ar ne, emocijos, kurias mes savo širdyje nukreipiam būtent į Krišną, į Radharanį, į mantrą, jie taip pat transcendentuoja. Ką mes nukreipiam, ką mes suliečiam, tas transcendentuoja. Jeigu mes paimsim, yra ugnis, čia dega ugnis, rusena ugnis, ir paimsim metalinį strypą, įkišim į šitą ugnį, šitas strypas metalinis, šaltas, kietas, jisai sušils ir jisai išsilydys, ar ne, jis pasidarys minkštas netgi. Lygiai taip pat čia yra Krišna. Čia yra Krišna, Radharani, Hare Krishna Mahamantra. Ir mes savo protą, reiškia, suliečiam su Radharani, jis transcendentuoja. Savo jausmus, jusles suliečiam. Viską mes turim, visą savybę, savo gyvybinę energiją, viską nukreipiam į Krišną. Suprantate mantrą? Tokiu būdu jie transcendentuoja. Tokiu būdu mes pradėsim jaus po truputėlį, tada tikri jausmai jie atbus. Kitaip jie neatbus. Jeigu mes lauksim kažko tiesiog bukai, daužysim galvą į sieną, ir kartosim šitą mantrą, šitas niekur, taip ir daužysim, tęsim. Bet mes turime įdėti savo mintis, savo protą, savo visus jausmus pozityviai, nukreipsim į mantrą, nukreipsim į Radharanį, į Krišną. Tokiu būdu jie transcendentuos, tokiu būdu jie apsivalys ir mes tada ir pasieksim bhavą. Ką reiškia? Kai transcendentuos mūsų protas, kai transcendentuos mūsų jausmai, tada reiškia bus bhava, pasieksim bhavą, išvysim Krišną, reiškia iš tikrųjų. Bet jeigu mes, kartodami mantrą, atlikdami bhakti procesą, mūsų jausmai, mūsų protas net nepaliečia Krišnos, net nepaliečia. Paliečia kažkas tokio išoriško. Jeigu aš viduje galvoju, jeigu mano protas galvoja, jūslės galvoja apie kažkokią čia materialią meilę, apie materialią laimę ir taip toliau, ar ne, ir aš čia mechaniškai kažką darau, bumbuoju, Hare Krishna, Ram, kažkas čia vibruoja, viskas okei.
Bet ar tikrai mano protas, reiškia, jisai kartoja šitą mantrą, ar tikrai mano jausmai, mano tikslai, mano siekiai, mano viskas, ar tikrai paliečia šitą mantrą? Jeigu jūs kartuot mantrą 10, 20, 30 metų, reiškia, ir nejaučia džiaugsmo, palaimos ir nėra, tai reiškia, kažkas ne taip. Tai reikia sustoti ir susimastyti, būtent reikia perbėgti šitos visus principus, ar ne? Nukreipti savo protą, nukreipti savo jausmus viduje. Bet tai svarbu viduje. Rupa Gosvami sako, reikia imituoti, netgi bhavą imituoti, visą savo širdį nukreipti, savo geriausius jausmus verkti, ar ne? Bet ne išoriškai. Jūs galite veikti ir viduje. Papraktikuosit ir pamatysit, kad tai galima padaryti. Išoriškai jūs atrosit rimtas, išoriškai jūs atrosit santūrus, nėra viskas, atrodo šaltas veidas. Bet viduje jūs įdedat viską, kas yra geriausia. Visą savo vidų tai sudėdat. Ir aišku, kai tie jausmai transformuosis, tai savaime ašaros pasirodys, visa kita, bet tai jau bus nedirbtina, tai bus natūralu išoriškai. Būtent tas visas, tai turi vykti mūsų viduje. Va tas yra labai svarbu, nes kitu atveju, reiškia, jeigu išoriškai bhaktas pradės ten verkti, pradės kažkokias emocijas, jausmus leis, tai vėlgi tai nebus bhakti, vėlgi bus išėjimas į išorę, į šitą pasaulį, jausmus, bus kažkokia tai parodija ir tai nebebus bhakti. Bhakti tai yra vidinis procesas. Bhakti vidinis procesas. Bhakti turi pabus mūsų širdyje ir per širdimi, reiškia, kai atbunda mūsų dvasinis kūnas, kai realizuojam save dvasinį kūną, tai jau to dvasinio kūno mes matom Radharani Krišną, mes dvasinio kūno dalyvavom šitoje lygoje. Toliau sekantis dalykas, taip pat yra Radha Krišna lila. Radha Krišna lila. Kartuodami mantrą, kaip padarius tam tikrą pažangą, apsivalius, taip pat mes turėtum prisiminti Radha Krišna lila. Yra daug pasakojančių, reiškia, yra knygos, ar ne, kur galima paskaityti apie Radha Krišna lilą. Yra mokytojai, kurie pasakoja, ar ne, galim pasiklausyti, ar ne, Krišna lilos. Pasiklausyti Krišna lilos. Aišku, idealiausia, jeigu tai eina klausytis iš rasikos. Iš rasika bhaktų, kuri rasika, tai reiškia, kurie jau mėgaujasi santykius Radharani su Krišna, mėgaujasi, kurie patiria šitą palaimą. Tai yra rasika. Jeigu jūs klausėte iš tyro atsidavusio vaišnavo iš tyro, iš tikrųjų tyro vaišnavo, rasikos reiškia, kuris, ta prasme, gurų titulas tai dar nereiškia tyra atsidavusiai. Gali gurų būti ir anarcha neviryti lygmenyje, jis gali būti padaręs didelę pažangą, gali daug žinoti, išmanyti ar ne, gali būti priėmęs sanijasą, bet jis nebūtinai, reiškia, yra pasiekęs net ništos, nebūtinai pasiekęs rūčių ir taip toliau kitus lygius, jis gali būti netgi dar ir reiškia, anarcha neviryti procese. Jeigu jūs iš jo klausysit, jeigu jis yra nuoširdus atsidavęs, jūs gausit naudą, viskas labai gražu ir gerai. Bet jeigu jūs turit galimybę susiliesti su premika, iš tikrųjų reiškia vaišnavo, kuris yra pasiekęs meilę, premika, kuris yra premika, ar ne? Rasika, tada tai bus, jeigu iš jo klausysit būtent Krišna lilos, iš jos klausysit paskaitų, tai bus pastipriausias, kas tik įmanoma, nieko už tai nėra stipriau. Jūs gausit nuotaiką, jūs gausit įkvėpimą, energiją, jūs tiesiog jūs tiesiog savaime, širdis pasieks, reiškia, širdis pasieks, labai giliai pasieks, reiškia, būtent šitą paskaitą, būtent šitą Krišna lilą, jinai pasieks labai giliai jūsų širdį. Tai veikia ypatingai valančiai, tai yra kaip nektaras, kaip deimantas, kuris tiesiog jisai toks prasiskerbia per viską tiesiai jūsų širdį. Bet vėlgi, jeigu yra nuoširdus atsidavęs ir iš jo klausotės, jis eina labai ryžtingai iš to dvasinių kelių, tai taip pat veiks. Bet vienaip ar kitaip, ką aš noriu pasakyti, galim paskaityti Radha Krišna lilą, Radha Krišna lilą, paskaityti, pasiklausyti ar ne. Ir būtent dienos bėgyje, ar mantros kartojimo metu, prisimint Krišna lilą, prisimint taip pat, mūsų protą nukelt savo mūsų protą nukelt į Krišna lilą, į Vrajadhamą. Mūsų širdį nukelti į Vrajadhamą, jausmus nukelti į Vrajadhamą. Kokius mes juos turim, nukeliam tenais. Meilę nukelti tenais. Kokią mes meilę turim tokią? Galbūt ta meilė tai nėra prema, tai yra, bet ką mes turim geriausio, būtent nukreipiam į Vrajadhamą. Kai mes nukreipsim visą savo esybę, visą savo protą
Būtent į Vrajadhamą, į Vrajadhamas lylą, į Radha Krishna lylą, kartuosim mantrą, prisiminsim, kontempliuosim būtent Manasa Seva, tai vadinasi, tarnystė protu. Būtent tokiu būdu visa mūsų esybė susilies su Vrajadhama, su Radharani, su Krishna, su šventu vardu ir transcendentuos. Tik tai daug tokiu būdu. Jinai valosi, viskas skaidrės, mūsų jūslės valysis, protas valysis, visa mūsų egzistencija valysis. Ir po truputėlį transcendentuos iki tokio lygo, kad vieną dieną mes ryškės visas tas vaizdas, ryškės mūsų ta vidinė meditacija. Ir tai yra vadinama badžinu, tai yra badžinas. Būtent tai yra badžinas, kai mes nukreipiam visą savo meilę, visus savo jausmus, visą savo protą, visą savo esybę į Radha Krishna lylą. Į Hare Krishna Mahamantros kartojimą. Būtent tada visą tai transcendentuoja į tikrą bhavą, į tikrą premą. Tai reikia truputėlį tam laiko, bet tai ir yra badžinas. Badžinas reiškia, kada mes panardinam visą savo esybę, meilę, juslės, protą, viską. Radha Krishna lylą. Vidiniai tarnystai. Mantras kartojame. Panardinam. Tokiu būdu visą tai apsivalo transcendentuoja. Ir tai yra procesas. Ir tokiu būdu, jeigu mes dėsim tokiu būdu pastangas, kartodami mantrą, mes nekartosim kažkaip tai bukai ar mechaniškai, bet mes įdėsim savo širdį, įdėsim savo jausmus, įdėsim savo protą, dėmesį, koncentraciją, viską. Tai padarysim savo pačiu gyvenimu brangiausiu, aukščiausiu tikslu. Tai yra pats svarbiausias dalykas mūsų gyvenime. Visa kita antraeilė. Tai tikrai. O tada bus progresas, tada bus palaima. Tada jūs pradėsit jausti tą saldumą, kaip Prabhu Gosvami sako. Šventas vardas yra saldus, jis yra saldus, tai kupinas nektaro, nes būtent Krishna, Radharani, vardas ir Radharani nesiskiria. Kartais Krishna jisai tiesiog išgirsta Radhos vardą. Subala ateina, sako, o Radharani. Jisai išgirsta Radha, jis išgirsta Radharani vardą, jisai, kas šitas vardas? Iš kur jisai toks gražus, jis toks pilnas nektaro, tiek meilės. O, tai čia Radharani, jisai Ra, ištaria Ra, jis tik tai ištaria Ra ir jisai nualpsta tiesiog. Jisai atsigauna vėl į savo draugam, toliau sako, iš kur jisai, o, tai čia Radhos vardas, tu ją pažįsti, tu su ją leidi laiką, jis vieno vardo nualpsta, pats Krishna reiškia. Tai Krishna, pati aukščiausia asmenybė reiškia, mėgaujasi vardu. Kokią galią turi vardas? Tiek Radharani, tiek Krishnos vardas. Tokia didžiulė galia. Radha. Krishna išgirsta Radhos vardą ir jisai nualpsta. Tiesiog nualpsta. Pats Bhagavanas. Taigi, tai yra labai ypatinga galia, tai yra ypatinga malonė. Mums duota Čaitanės Mahaprabhu šiam amžiui. Taip, čia yra atsakymas kai kuriais atvejais, kodėl bhaktai nejaučia džiaugsmo. Kodėl bhaktai, kurie net praktikuoja Krishnos sąmonę 20 metų, 30 metų, nejaučia šito nektaro. Nejaučia šito nektaro, nejaučia šito mantros saldumo. Nes visą tai daro mechaniškai. Reikia pereiti gilesnį bhajaną. Tai yra pradžia bhakti, viskas gerai. Tai yra pradžia bhakti, viskas yra gerai. Yra vaidhi bhakti. Viskas yra gerai. Bet reikia gilintis, reikia eiti giliai. Nepasilik šitam pirminiam lygmenį. Bhaktai daugelį atvejų aš pastebėjau, kad jie save specialiai laiko tam pradiniam bhakti lygmenį. Ir sąmoningai neina gilyn į vidų. Va tai yra skaudžiausia. Ir kartais aš bandau pasikalbėti, bet ne. Pradinis yra neofito lygmuo. Bet nereikia sąmoningai savęs šitame neofito lygmenį laikyti. Reikia tiesiog paleisti. Viskas, Krishna. Aš einu gilyn, reiškia, einu į vidų. Suprantat? Nereikia sąmoningai savęs laikyti. Atsipalaiduoti, eiti gilį. Tai yra bhakti. Į bhakti sekančius lygius, į sekančias pakopas. Be baimės, nereikia bijoti. Krishna jis pasakė. Atsiduok man. Atmesk viską, visas religijas, visas atminas, visus užsiėmimus ir atsiduok man. Ir jis pasakė vieną dalyką. Tu nebijok. Dėl to mes neturėtum bijoti. Tiesiog atsiduodam Krishnai
Tai yra sambandha. Sambandha. Mes atsiduodam. Ir be baimės. Būtent šitą baimę tai yra problema. Nebijot atsiduoti ir eiti gilyn į bhakti procesą. Tai va tiek būtų minčių pasidalintų. Ir labai norėtųsi, kad kuo daugiau bhaktų vaišnavų kartotų šitą mantrą su dideliu malonumu, dideliu džiaugsmu, su jausmu ir pajustų tą saldumą. Pamėginkit pamedituoti tai, ką aš pasakiau. Ir ne tik tai pamedituoti, bet pabandyti pritaikyti į savo gyvenimą ir pasižiūrėti, kaip viskas bus. Ir nebijokit, kaip Krišnas pasakė, atsiduokit man, sarva dharma paritidžama mekam šaranam raja. Aham tvam sarva vapibhyo mokšišėmi mašučera. Nebijot, nebijokit eiti bhakti. Gilyn nebijokit, eikit į bhadžaną gilyn. Eikit į Radha Krišną gilyn. Į Radha Krišną lilą. Į Vrajadhamą. Atiduokit visą savo širdį. Visą savo meilę, kokią jūs ją turit. Nebijokit, kad ta meilė nėra prema dabar. Jinai transformuosis į premą. Jeigu jūs meilės nesuliesit šitos, nesuliesit su Krišna, su Radharani, jinai nesitransformuos į premą. Suliesit. Tai kad susiliečia šitą. Tai ką mes turim geriausia tą atiduodam? Turim šitą meilę, kaip mes ją suprantam. Galbūt jinai yra sutepta egoizmo ir kažkokios aistros ar geismo. Vis tiek atiduokim Krišnai. Jisai išvalys, jis toliau pasirūpins, nebijokit. Jis transformuos. Ir vieną dieną mes atsikelsim, atmerksim akis, Vrajadhamam, Radha Krišna, Lilai, prie Radharani, pėdų. Radhe Radhe.